Vienas paslaptingiausių ir sunkiausiai perprantamų reiškinių organizacijose yra konfliktai. Net ir menkiausias laiku nepastebėtas ir neišspręstas komandos narių nesutarimas gali virsti giluminė problema, kuri neleis organizacijai siekti ateities tikslų. Kai komandoje rusena konfliktai, žmonės koncentruojasi būtent į juos, o ne į bendrus tikslus ar uždavinius. Bėda ta, kad tikrosios konfliktų priežastys paprastai nėra matomos plika akimi, nes konfliktuojančių žmonių pasąmonėje slypi jų asmeniniai motyvai, nepasitenkinimai ar baimės. Tad šiandien toliau tyrinėsime psichodinaminius reiškinius versle ir į paslėptus komandų konfliktus pažvelgsime giliau. O mano svečias, pašnekovas, tai socialinių mokslų daktarė Rūta Klimašauskienė, įmonės HR kodas, personalo verslo valdymo partnerė ir grupių psichodinamikos konsultantė. Labas, Rūta. Labas, Rasa. Šiandien tave pasikviečiau pasikalbėti tokią gilią temą, nes konfliktų jų yra aplinkui ir jų yra daug ir mes dažniausiai turbūt žiūrim į pasekmes, reaguojam emociškai ir nebandom ieškoti priežasčių. Ir pirmą klausimą, kurį tau iš karto noriu užduoti, kaip susiformuoja tie paslėpti konfliktai, kodėl jie yra paslėpti ir kaip į tai žiūri psichodinamika? Taip, iš tikrųjų, čia tema yra tokia labai gili ir tuo pačiu ir plati. Vadybiniam požiūryje, jeigu žiūrim iš vadybinės perspektyvos, kas yra tarsi įprasta organizacijoje žiūrėti viską iš vadybinės perspektyvos. Tai diskutuojame ir dirbam racionaliuose sluoksniuose. Susitariam dėl užduočių, dėl tikslų, dėl rezultatų, atlikimo terminų ir taip toliau. Bet, kaip tu sakai, tarsi nebūtinai kiekvieną kartą tuos rezultatus pasiekiam ir kažkas įvyksta, kodėl tie konfliktai nematomi, kur atrodo tarsi lyg ir nieko tokio akivaizdžiai konfliktiško neįvyko, bet ir rezultato nėra. Ir kas čia nutinka? O nutinka tai, kad iš tikrųjų kiekvienoj komandoj, kiekvienoj organizacijoje veikia ir daugiau sluoksnių, ne vien tik tai tas racionalus. Į organizacijas ateinam kaip specialistai su tam tikru tikslu atlikti kažkokias funkcijas. Rinkodaros specialistas, apskaitos specialistas, kažkoks kitas specialistas, technologas ar kas bebūtų. Tačiau randame tenai Rasą, Rūtą, Antaną, Gintarą su visų emociniu pasauliu, bagažu, patirtimis ir viskuo. Ir su to irgi turime tvarkytis, nes mes taip pat atsinešam kažkokią tą patirtį kaip asmenys. Ir taip pat atėję į grupę randame ir grupės tam tikras patirtis, tas vadybinės, kurias mes galime pamatuoti kažkaip ir pastebėti. Ir taip pat tas gilesnės patirtis visos grupės. Emocinės tam tikras patirtis, kurios gali būti neįsisąmonintos. Ir šita visa tokia apykaita, aš nesu grupėje neutrali, aš kažkaip persiimu ir tom emociniam patirtim grupės ir lygiai taip pat į grupę įnešu kažkokius dalykus. Ir tokia apykaita vyksta tarp tų visų sluoksnių racionalių, neracionalių, įsisąmonintų, neįsisąmonintų. Ir tokiu būdu pradeda formuotis tie konfliktai. Ir kas nutinka, kai žiūrime iš tokio vadybinio požiūrio, turim darbinės labai konkrečias užduotis. Parengti ataskaitą, įgyvendinti kažkokį planą, pasiekti tam tikrus užsibrėžtus rodiklius. Bet, kaip sakiau, ateinam ir kaip žmonės į darbą, nes mes vientisi esam, negalim kažkur, nors labai norėtųsi ir kartais taip sakom, palikite emocijas už durų, bet vis tiek kažkaip, ne švarkas, kurį gali pasikabinti į spintą. Tai ateiname su tam tikromis ir emocinėmis užduotimis, kurias kur kas dažniau neįsisąmoninam negu įsisąmoninam, pripažinimo, saugumo, ryšių užmezgimo, bet kokie kiti autoriteto įtvirtinimo ar kažkokie dar kiti emociniai poreikiai. Ir tada, kai pradeda konkuruoti tie racionalūs vadybiniai, darbiniai klausimai su emociniais, dažniausiai emociniai laimi. Labai tai rišasi su savisabotažu, kaip mes sumaišome to asmeninio reikšmingumo tikslus su dalykiniais vadybiniais tikslais.
Ir dabar kaip tavęs klausau, jo konflikto ta tokia esminė priežastis yra, kaip mes nebandom spręsti, kas yra dalykinis vadybinis klausimas ar ekonominis, bet mes savo tą asmeninę patirtį, kuri yra dažnai neįsisąmoninta. Ir pirmoje laidoje dar kalbėjome apie emocinius alkius. Paulius Avižinis buvo taip įvardinęs, tai tampa dominuojančių ir tai tampa svarbiau tą išgyventi emociją, negu sveikų protų pasižiūrėti, kas yra toj situacijoj ir kas konfliktuoja. Ir iš tikrųjų, kur dar yra problema, kad ne vien tik tai aš kaip asmuo, bet su savo kažkokiu emociniu alkiu ar neįsisąmonintu emociniu poreikiu ateinu, bet ir mes kaip grupė tą emocinį kažkokį poreikį turim. Ir va čia tikriausiai tie pagrindiniai neįsisąmoninti konfliktai grupėje gimsta, tada kai grupė ne tik tai dirba ties darbinė užduotim, bet taip pat vat ir tvarkosi kažkaip su savo kaip grupės, kaip visumos tam tikrais vat emociniais poreikiais, nes net ir ta pati užduotis gali kelt labai įvairių emocijų. Ne, turim kažkokius nustatytus aukštus labai tikslus. Tai visaip gali grupė su tuo jaustis. Gali jausti ir pyktį, gali jausti ir nepasitenkinimą, gali jaustis ir kažkaip vat neužtikrinta, kad gal nepavyks pasiekti tų tikslų. Nu, vat ir tada atsiranda dalykai. Tai čia turbūt reikėtų atskirti. Vieni neįsisąmoninti konfliktai yra tarp mūsų asmeninių patirčių atsineštų iš vaikystės ir iš prieš tai buvusių vietų darbo, o kiti konfliktai, kurie kyla kaip organizaciniam pačiam lygyje, kaip susidaro tam tikri kultūriniai dalykai. Ir dar noriu tave pakviesti pavyzdžių pasakyti, kaip atrodo neįsisąmoninti konfliktai ir kaip juos atpažinti. Nu, jo, kaip atpažinti neįsisąmonintus konfliktus. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių gali būti komandos susirinkimas, kuriame sprendžiate kažkokius klausimus, susitarėte dėl to, ką jūs padarysite iki kito susirinkimo. Ateina kitas susirinkimas, pradedate žiūrėti, kas čia yra padaryta, nu ir suprantate, kad esate lygiai toje pačioje situacijoje, kaip ir buvote prieš tai. Nu, toks tarsi nėra to, mes konfliktas įsivaizduojam, kad nu kažkoks vat labai stiprus, ten, tarkim, dviejų nuomonių susikirtimas, nu tai tada akivaizdu konfliktas. Čia šiuo atveju, vat, nu, paslėptas konfliktas, kodėl jisai paslėptas, kad tarsi nieko konfliktiško neįvyko, bet rezultato nėra. Tai vat vienas iš pavyzdžių. Kitas iš pavyzdžių vėl tam pačiam vat komandos susitikimai, ar ne, kartojasi jau kelintą kartą, sėdi komanda ir fantazuoja, ar ten planuoja, kaip ateityje bus gerai, ką jie turėtų padaryti ir, žodžiu, nu, vat, tie tokie nesibaigiantis planai kuriami apie ateitį, bet nei mažiausio veiksmo nepadaro čia ir dabar, kad iki tų planų ateitų. Ir, nu, būna aišku ir tie vat psichodinaminiai konfliktai ir tokie atviresni, jau kai atvirai grupė kovoja, ar ne, kad, na, ieško kaltų, ten kalti klientai, nes nemoka naudotis tą programėlę, arba kalti ten kokie nors pardavimų skyrius, nes nepakankamai padirbėjo, arba gamyba ten kažkokio broko pridarė, kažkas kalti, bet tik tai ne mes. Vat, nu, tokio, ne nuo savęs, vat, tokio, nu, tam tikras nusigalinimas kažkoks, ar ne, kad gal toksai pseudo autonomija, kad mes padarytume, jeigu kažkas būtų jo. Jeigu ne. Tai man dar aš norėčiau pridurti, kad man atrodo toks labai, labai stipri paslėpto konflikto išraiška yra, kai per tos pačius susirinkimus vis kalbama, bet nieko nedaroma. Ta prasme, kalbėjimas dėl kalbėjimo rodo, kad yra paslėptas konfliktas. Ir ką tu dar labai gražiai įvardinai, tas projektavimas į kitus, o kiti, tai irgi rodo, kad yra paslėptas konfliktas, kuris neleidžia spręstis tam tikriems reikalams. Antroji daly, Rūta, noriu tave pakviesti pakalbėti apie tai ką dabar vadovui daryti. Jis dabar mus klauso, galvoja, okei, tikrai mes ten kalbam, niekas nevyksta, arba ten kaltinam kitus, arba kitą asmenį. Ką vadovui daryti, kaip jis iš mūsų aprašytų požymių identifikuoja arba pradeda staiga suprasti, kodėl vis pakalbam, bet niekas nevyksta. Taip, tai
ką pirmiausia svarbu vadovui galbūt apčiuopti, iš tikrųjų tas psichodinaminis požiūris, vat kuo jisai vertingas, jisai truputį padeda pamatyti gilesnius dalykus. Tai ir, na, ir pliusas, ir minusas, nes ir tarsi atrodo, nu, lyg ir paprasta, pažiūrėkim ten giliau, bet kai pradedi žiūrėti giliau, gal pasirodo, kad ir gal sudėtinga šiek tiek, nes, nu, kai kurie dalykai tokie ir pažeidžiamumo daug gali atskleisti ir, nu, tokių sunkumų iš tikrųjų. Tai, na, ką svarbu suprasti, kad iš esmės, nu, aš kaip skirstau tos konfliktus, didžioji dalis tų nematomų konfliktų dažniausiai yra dviejų tipų. Vienas tipas tai yra dėl autoriteto ir galios, ir dažnai jisai susijęs su lyderio kvestionavimu, su vadovo išaukštinimu ir paskui, aišku, ateina laikas, kai mes nuo pjedestalo kaip komanda ten tą vadovą verčiam, nes kaip nieko nesuprantanti ir nebežinanti, nors prieš tai sakėm, koks čia tobulas vadovas atėjo ir pagaliau viską išspręs. Ir kita grupė konfliktų, neįsisąmonintų ir šitų paslėptų konfliktų, yra susijusi su grupės tokiu, nu, vientisumu, sakykim. Į grupę ateinam tarsi norėdami būti dalimi ir tuo pačiu tada kažkuriuo metu tampa baisu, kad labai nesusilietume su ta grupė, nes, nu, prarasim savo individualumą. Tai matyt, reikėtų kažkaip truputėlį pažvelgus giliau, bandyti atpažinti, apie ką čia yra tas konfliktas. Ar čia yra apie tą santykį su lyderiu, ar čia yra apie tą santykį, na, tą brandų tokia, arba dar netiek brandų, tokį pirminį pasitikėjimą tarpusavyje, tarp komandos narių. Tai jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie tą pirmą tipą, apie tą galios, tą lyderio, autoriteto kvestionavimo konfliktus, tai čia gali būti, nu, keli tipai tokio konflikto, kai, pavyzdžiui, grupė yra nepaprastai priklausoma nuo vadovo ir jie į vadovą žiūri ir sako, tai jūs mums pasakykit, ką mums padaryti ir mes, na, žodžiu, ten viską ir padarysim, ar ne, ir, nu, nebūtinai tas veiks, arba jeigu pabandys ir nesuveiks, tai sakys, nu, tai betgi jūs taip sakėte ir panašiai. Tai kas čia yra, na, iš tikrųjų, tokio konflikto atveju, kas yra svarbu, tai labai svarbu aiškiai ir nuosekliai susitarti ir bandyti, kelti tokius realistiškus lūkesčius, tai yra neduoti komandai daugiau, negu jinai gali, tam pirminiam, dažniausiai pirminiam tokiam komandos etape šitie dalykai būna. Antras, kitas tipas konfliktų apie lyderio autoritetą, tai toks viltingo laukimo, kai tarsi komanda nuneigia, kad šitas lyderis, šitas vadovas gali ką nors padaryti, tada prasideda ieškojimas naujo vadovam, toks neįsisąmonintas tikslas rasti stebuklingą sprendimą arba, nu, toks, iš kažkur gauti naują vadovą. Man atrodo, kad Mantas geriau galėtų šitam projektui vadovauti, gal mes jį paskirkime to projekto vadovu. Galbūt jūs dar nueikite pasitarti su akcininkais, nes čia dar yra kažkokių klausimų lyg. Nu, toks bandymas irgi kvestionuoti tą vadovo tokią galę ir bandyti dar ieškoti. Ir čia yra labai svarbu laiku kažkaip sustabdyti nuo tų tokių planų kažkokių, kad jeigu ateitų arba jeigu būtų, nu, ten kaip grupė įsivaizduoja, laiku sustabdyti, nu, ir atrasti balansą tarp tų viltingų tokių planų ir tarp to, nu, ką mes turime čia ir dabar situacijų, tiesiog, nu, sugrąžinti į dabartinį momentą. Tai galbūt Mantas ateis ten vadovauti už pusės metų, bet o ką mes dabar galim padaryti, kol jisai nėra tas vadovas. Dabar vadovas yra Rūta. Ką mes galime su Rūta nuveikti. Tai čia apie tą vadovo autoriteto, vadovo galios tą konflikto momentą. Tada, jeigu kalbam apie grupės tą vientisumo konfliktą, dažniausiai čia yra susijęs su nesaugumu. Ir grupė tada gali komanda demonstruoti du elgesius. Tai vienas, kur sakiau, ta atvira tokia kova, kai visi aplinkui kalti, bet, nu, ta pseudo autonomija tokia, bet, nu, mes būtume padarę, jeigu ne jie, visi kiti, kas ten bebūtų, na, klientai, vadovai ar kažkas kitas. Ir kita tokia, nu, kai komanda apskritai tampa tokia pasyvi,
kaip vat vadovai paidentifikuoti, tai dažniausiai būna, nu vat, ką man su jais daryti, jie per susirinkimus niekada nekalba, sėdi įsmeigę akis į ekraną, aš negaliu jų prakalbinti. Va, tai čia yra vienas iš tų požymių, kad grupė galimai susiduria vat su tuo tokiu, nu, jaučiasi nesaugiai. Ir tada ką daryti, tai saugumą stiprina ar ne, kažkokie aiškus ritmas, aiškus susitarimai, profesinės vertės, vat statuso pajautimas, kad, na, man svarbu, ką tu galvoji, aš klausiu tada kaip vadovas, o ką Rasa tu galvoji, o ką tu galvoji, vat, ar ne, kiekvieno netgi galbūt, vat, kaip įtraukti, jeigu įsigalėjusi ten tokia kultūra nekalbėjimo. Vat, ir toksai dėmesys faktam, duomenim, na, vat, konkretumas toksai. O dabar žiūrėk, jeigu dabar mes identifikuojam, nu, suprantam, kad yra paslėptas konfliktas, kaip jį spręsti? Viena iš labai stiprią išraišką paslėpto konflikto, kurį aš savo esu atradusi, kai organizacijoje žmonės atsako, nu mes neturim bendro matymo. Mes neturim bendro tikslo, nežiūrint, kad jie ten užrašyti yra, ten, nežinau, per kiekvieną susirinkimą vadovas ten pasakoja apie tuos bendrus tikslus, bet jeigu ten pavieniai šneki, arba, pavyzdžiui, būna ten strateginė sesija ir žiūrėk, ir mes sako, pas mus nėra vieningos krypties, pas mus nėra viena matymo ir dažniausiai tai yra labai giliai paslėptas konfliktas, jis net gali ateiti iš praeities tam tikrų neišspręstų dalykų. O mano klausimas tau yra, ką reikia daryti? Vat vadovas jaučia, kad yra paslėptas konfliktas. Ar jį gali vadovas pats išspręsti, ar jau organizacijai tada reikia veidrodžio? Nu, va čia sudėtingas toks iš tikrųjų klausimas, kiek vadovas ir kada gali pats išspręsti arba negali. Jeigu vadovas jau supranta, kad čia yra kažkas giliau ir daugiau negu vien tik tai susitarimai žodiniai tokie, ar ne, tokiam teoriniam lygmenį, kad mūsų strategija yra tokia, bet veiksmai nevyksta. Jeigu jau tai jisai mato, tai jau yra labai daug. Nes dažniausiai nemato. Tai jau yra labai daug, nes dažniausiai nemato, tada kaltina, kad čia ta mano komanda nesusipratus, nekompetentinga ir dar kažkokia netinginiai ir vat, nieko nesugebantis padaryti. Na, tai jeigu jau mato, tai jau yra labai didelis pirmas žingsnis. Tada, kai mato ir jau supranta, kad reikia spręsti tuos dalykus ir ieškoti kažkokių kitų būdų, negu iki šiol taikiau, tai pirmas, tikriausiai traukti viską į dienos šviesą ir apie tai kalbėtis. Mes turim susitarimus, bet aš matau, kad vyksta, nu ir taip kaip, ar ne, taip kaip vyksta, taip ir kalbėti. Va, tai ir tada jau gal trečias žingsnis, aš sakyčiau, jeigu nepadeda va toksai, ar ne, nes iš tikrųjų komandoje kartais, jeigu tie konfliktai yra pakankamai tokie, na, tai yra jautru. Ir to pažeidžiamumo labai daug atsiranda. Tai galbūt kartais būna ir per sudėtinga pačiai komandai spręsti, gal tada gali pasitelkti ir kažką iš išorės, trečią asmenį kažkokį. Man dabar tavęs beklausant tokia atėjo tokia metafora, iš principo kiekviena organizacija tai jinai yra kaip gyvas organizmas, yra energija laisvai teka, nu ta prasme energija teka, aš turiu mintyje, ten darosi projektai, nauji klientai randasi, pinigų srautai eina ir jeigu tik tai nėra norimo rezultato, vadovas besiklausydamas mūsų laidoje turėtų savo pasakyti, palaukti, greičiausiai yra paslėpti konfliktai ir man labai stipriai surezonavo tavo frazė, vien suvokimas ir pamatymas, kad yra netitikimas tarp to, ką mes kalbam ir darom, jau atveria duris, pavadinkim, vadovo pajautai. Jau tada jis ten gali ar specialistą susirasti, ar seminaro nueiti, ar paskaityti straipsnį, bet jau yra ėjimas į sprendimą, nes dažniausiai turbūt ir patys vadovai būna tie, kurie maskuoja tos paslėptus konfliktus, nes tai irgi susiformuoja tam tikros elgsenos strategijos ateinančios iš vaikystės, dabar vadovui staiga pradėti leisti žmonėms patiems priimti sprendimus ir atiduoti galią. Nu, ne kiekvienas turbūt nori ypatingai šiam laikmetį. Ir mūsų laida jau atėjo prie pabaigos. Paskutinį sakinį, ką pasakytum klausytojams? Net ir tada, kai niekas nevyksta, vis tiek kažkas vyksta. Tai vat kažkaip išmokti, palinkėjimą gal tokį išmokti, matyti, kas vyksta tada, kai nieko nevyksta. Labai gražus palinkėjimas. Ačiū labai už pokalbį.